pastaroji nuostata iš esmės turi būti vykdoma atsižvelgiant į konvencijos 20 straipsnio reikalavimą, kad pageidautina svarstant pakeitimo variantus atsižvelgti į vaiko auklėjimo paveldimumą, jo etninę kilmę, religinę ir kultūrinę priklausomybę ir gimtąją kalbą. Tai be to mes raginame, tiesą sakant, vaiko teisių priežiūros institucijas teikti informaciją atitinkamo šalies, būtent institucijoms šiuo atveju Lietuvos, kalbant apie Norvegiją. Kadangi tikrai pasisakinėjau šituo klausimu ir mane labai žeidžia, kad jeigu vaiko kilmė šalyje, o šiuo atveju yra Lietuvoje būtent giminaičiai, kurie gali užsiimti šito vaiko globa, jis tikrai neturi būti paliekamas Norvegijoje. Tikrai neturi būti paliekamas Norvegijoje ir tikrai raginome kuo greičiau priimti vaiko teisių būtent Hagos konvenciją ir po to ją vykdyti, nes konvencijoje aiškiai pasakyta ir aiškiai išreikšta. Bet mes dar norėjom ne vien apie tai papasakoti. Po mano pasisakymo prie manęs priėjo čekų parlamentarė. Jūs turbūt žinote tą atvejį apie Čekijos dvynukų klausimą. Jie priėmė savo parlamente rezoliuciją, raginančią vyriausybę būtent užsiimti aktyviau šito klausimu. Ir jie mums pasiūlė prisidėti prie jų iniciatyvos ir apskųsti Strasbūro žmogaus teisių teismui Europos žmogaus teisių konvenciją, pasiremiant Europos žmogaus teisių konvencijos 33 straipsniu. Aš dabar pacituosiu, ką jis sako. Kiekviena aukštoji susitarančioji šalis gali kreiptis į teismą dėl kiekvieno jos manymų kitos aukštosios susitarančios šalies įstatymo, konvencijos ar jos protokolų nuostatų pažeidimo. Tai yra, dar kartą kartoju, Europos žmogaus teisių konvencija. Ir gerbiamoji parlamentarė sakė, kad mes irgi galėtumėm arba Seime priimti rezoliuciją, arba pati vyriausybė savo iniciatyvą kreipėsi būtent į Strasbūro žmogaus teisių teismą. Man teko konsultuotis su ekspertais iš žmogaus teisių teismo, taip pat Strasbūre, turėjau tokią galimybę. Jis sakė, kad tai būtų, iš tikrųjų precedentas, kuris praktiškai būtų naujas apskritai šalių praktikoje, bet kadangi tokie atvejai dažnėja, tai ko gero galima būtų kažkas naujo ir ko gero būtų galima panagrinėti tokį klausimą. Tai galbūt čia aš stabtelsiu ir suteikiu žodį savo kolegijai Orintai Leiputei, kurie irgi dalyvavo ne pačioje Strasbūro sesijoje, bet tikrai yra įsitraukusi į šį klausimą. Labadiena. Tiesą sakant, labai svarbu yra šios deklaracijos priėmimas Europos tarybos parlamentinės asamblėjos sesijos metu, kadangi man pačiai lankantis dar rugsėjo mėnesį Norvegijoje ir Danijoje, būtent šiais klausimais, Norvegai minėjo, kad Hagos konvencija bus ratifikuojama 2015 metų pavasarį, o dabar jau yra pavasaris 2015 metų ir atidedama dar metams. Tai aš manau, kad mes tikrai turėtume imtis visų įmanomų priemonių, kad šitą procesą stebėti ir kiek galima įtakoti pasitelkiant kitas šalis. Taip pat norėčiau paminėti, kad vis tik taip pat kreipsimės ir į ambasadą Norvegijoje, kad didesnį darbą dirbtų su lietuvių bendruomenėmis, kad ypatingai naujai atvykusius lietuvius informuotų apie galimas pasekmes, kas gali atsitikti su vaikais dėl didelio tėvų užimtumo ir galbūt galimos nepriežiūros, tokia kaip supranta būtent norvegai. Tai aš manau, kad šitie žingsniai daromi yra labai teisingi ir kviečiu visus būti dar aktyvesniais, nes teko dirbti 13 metų vaikų namuose ir nieko nėra geriau vaikui kaip jo biologinė šeima. Ir jeigu jai reikalinga parama tam tikrų momentų, tai ją suteikti laiku, kad nebūtų nelaimingų atvejų.
Dar norėčiau paminėti, kad Seimo Šiaurės šalių tarp parlamentinių ryšių grupėje taip pat yra kreipusis ir raginus priimti kuo greičiau ratifikuoti Hagos konvenciją, kad būtų ne tik ta informacijos kaita, pasikeitimai apie tokius atvejus, bet ir būtent galimybė, jeigu jau iš tikrųjų nėra galimybės tėvams prižiūrėti, kad galėtų tai daryti biologinė šeima. Dėkuoju Seimo narėms. Gal žurnalistai turės klausimų? Būtų Algirdas Andriukaitis. Čia jūs teisingai kalbate apie vaikų tas teises ir kitų šalių kitą supratimą ir gal netitikimą logikai gyvenimo. Bet Lietuvoje yra štai 5 čečėnų vaikai, kurios Vilniaus Esvos kaime ir niekaip neina tą klausimą spręsti, kad jie galėtų grįžti į savo kilmės šalį. Pažeista 13 vaiko teisių konvencijos punktų. Motinos Linkevičiaus gerbimo neįleistos atvažiuoti susitikti prieš daugiau kaip metus. Buvo kreiptasi į Žiobienę, kuriai šitie klausimai tai yra dangus. Dabar Tarvydinė, ačiū Dievui, atleista, kaip žmogus be širdies. Toliau buvo kreiptasi į vaiko teisių, vaiko gerovės komisiją Seime. Atsakymo nėra iki šiol. Tai kreiptasi dėl Linkevičiaus į Seimo etikos komisiją dėl vertinimo, kadangi ta komisija yra kapituliavusi, nespręsta. Tai išvada tokia. Mes rūpinamės savais vaikais ir tuo pačiu rekvizuojam, pasisavinom kitus vaikus. Tai klausimas, kaip Leninas sakydavo, ką daryti. Tai ačiū už šitą informaciją, tai yra nauja mums informacija, be abejo, jeigu mes turėtumėm konkretesnių faktų, tai be abejo tikrai panagrinėtumėm ir manome, kad tiesiog galbūt mūsų ministras nėra įsigilinęs į šitą klausimą, bet ačiū už ją. Aš dar norėčiau paminėti vieną faktą iš būtent rekomendacijų, kurias priėmė Europos tarybos parlamentinė asamblėja dėl vaikų paėmimo į šeimos problemų. Tai būtent rekomendacija atsiklausti vaiko, kurioj šalyje ir su kuo jis norėtų gyventi. Tai viena iš tų rekomendacijų yra, aišku, jeigu vaiko amžius tą leidžia. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu ir manyčiau, kad iš tikrųjų, tai būtų tikrai geras kriterijus, nustatant, kurioj šalyje vaikas siektų gyventi ir su kuo. Ar dar būtų klausimų? Manyčiau, kad vis tik teisingiausia tėvams būtų kuo daugiau, intensyviau bendradarbiauti su visom institucijom, ambasada ir be abejo kreiptis ir Lietuvos institucijas ir be abejo su jų vaikų apsaugos tarnyba. Nors suprantama, kad kartais būna beviltiška ir tėvai bando, bet nepavyksta susišnekėti. Bet bendradarbiavimas, manau, kad yra svarbiausias dalykas, kad kuo daugiau sužinoti ir pritaikyti visas įmanomas priemonės padėti tai šeimai, nes ne visada tai būna labai sudėtingas, nes remiantis statistiką netiek daug procentais paėmus tų atvejų, kada iš tiesų paėmamas tas vaikas iš šeimos. Patirties, kaip elgtis situacijoje, kai yra atimtas vaikas, turi viešinė, kuris šiandien yra kaip tik tai su mumis, pasidalinkite savo patirtimi, iš jūsų taip pat buvo atimta mergaitė. Taip, iš manęs buvo atimta mergaitė, esu Loreta Daškevičė, kuriai teko pačiai parsivežti vaiką. Norėčiau pasakyti, kad į tą klausimą, kad reikia labiau bendradarbiauti su jų institucijom Norvegijos, yra... Kaip čia pasakyti, tėvai netekę vaikų labai bendradarbiauja, labai.
Nėra tokio dalyko, kad tėvai nebendradarbiautų. Jau net netinka ta žodis bendradarbiauja, tėvai labai bendradarbiauja, tačiau jų institucijos nereaguoja. Kodėl mes, kaip mamos, buvom priverstos pasiimti vaikus? Mes matom vaiko kančią. Norvegai į tai nereaguoja. Tai yra baisu atimti vaiką, kai tu nežinai už ką. Ir kai tau jie nepaaiškina, kai jie nebendradarbiauja, tai jie nebendradarbiauja. Tai apie ką šnekam? Tiesą sakant, tai aš dar sykį pakartoju, mes tikrai galbūt, kai prasidės vėl plenarinės sesijos, kreipsimės, pasitarsime su premjeru, galbūt vis dėlto reiktų turbūt kooperuoti su Čekija, su kitom valstybėm, kurios turi problemų ir tiesiog eiti tuo keliu būtent apskundžiant tą 33 straipsnį. Tai būtų turbūt pats greičiausias kelias, bet tikrai dar šitas klausimas nesvarstytas mūsų frakcijose ir nežinau, ar Seimas priimtų rezoliuciją, bet sakau, pirmiausia, tai valstybė ir vyriausybės čia klausimas. Aišku, Seimas gali paraginti vyriausybę, tai turbūt apsitarsime ir bandysime tokį kelią. Galbūt būtų greitesnis. Gal aš dar noriu pasakyti, jie sako, kad jie atsižvelgia į vaiko nuomonę, kad jie klausė jos, tačiau to nėra, jie neklausė vaiko nuomonės. Aš manau, kad po šitos rezoliucijos, kuri buvo priimta Strasbūro parlamentinės asamblėjos sesijoje, jūs kiekvienas dabar galite parodyti būtent ir Norvegijos vaiko teisių apsaugos tarnybai, kad vis dėlto tai yra tokia rekomendacija. Ir Europos taryboje buvo pasakyta, kad tai yra pirmas žingsnis, nes iš tikrųjų problemos gilėja, kiekviena šalis vis atneša naujų faktų ir Norvegija yra ypatingai nepatenkinti, tiesą sakant, ir parlamentarai. Mes matome čekų pavyzdį dėl Mikhailovų vaikų ir kitų. Praktiškai čekų parlamentarė, jinai nebuvo Europos tarybos parlamentinės delegacijos narė, bet jinai specialiai atvyko į šito klausimo svarstymą, kad tiesiog sutelkti daugiau pajėgų klausimo sprendimui. Gal dar būtų klausimų? Gal galima mergaitės įspūdį paklausyti? Būt mergaitės gal apsiribotim, turbūt nebent mama ir tėvų atstovė. Aš galiu tik pasakyti, įspūdis yra tik tas, kad mažas vaikas per metus laiko, jinai nepriprato kitoj šeimoje, metus laiko trūko pasimatymai skendėjo ašarose, tai koks čia įspūdis? Kokį jūs norite įspūdžio? Jūs pagalvokite apie save, jeigu tau atimtų vaiką, ką tavo vaikas darytų? Aš manau, kad tai yra didelė nelaimė ir tikrai tų įspūdžių gal kitur pasisemkit, jeigu tai įdomu, bet šiaip kalbant apie norvegų tarnybą elgesį, tai praktiškai, jeigu vaikas metus laiko praleidžia pas laikinuosius globėjus, tai jų pačių teigimų šansų, kad jisai bus grąžintas į biologinę šeimą, beveik nėra, nes jie tada traktuoja, kad vaikas priprato, integravosi, atsirado emocinis ryšys su nauja šeima ir tai jau būtų vaiko teisių pažeidimas, jį grąžinti, vėl keisti jam aplinką. Tai praktiškai po metų jau šansų nebelieka. Ir čia dar yra ant stalo medžiagos šiek tiek, jeigu kam įdomu dėl priimto dokumento, galėtumėte vaiko pasimti. Paklausti. Rytoj Seime tarptautinė konferencija atsidaro Apsaugok mano vaikystę. Ir pačiam konferencijos atidarime vėl sveikinimo žodis Inga Rudzinskaitė, karališkosios Norvegijos ambasados Lietuvoje politikos pareigūnė.
Kodėl tik Norvegijos sveikinimas ir būtent konferencijos atidarime. Kitos šalis kažkaip padariusios tokį darbą juodą, nesveikina konferencijos tarptautinės Seime atidarimo metu. Na, žinote, mes nesame tos konferencijos organizatoriai, apie ją sužinojom tik iš jūsų. Bet rytoj rytą jau atsidaro. Prašau. Mūsų tos diskusijos čia Lietuvoje turbūt mes galim tik tai pasibėdavot, ką galima padaryti ar pasitart su kitom šalim, bet patys norvegai lygiai taip pat susirūpinę. Ir, sakykime, teisininkai, Strasbūro ilgamečiai tos srity, reiškia žmogaus teisų srity dirbę, viena iš jų yra Gro Gilestan Tun, garsi Norvegijos teisininkė, dabar jinai yra politikė, jau daugelį metų kritikuoja Norvegijos vaiko teisų sistemą, kad Norvegija pažeidžia Jungtinių tautų vaikų teisų konvenciją, ypatingai 8 straipsnį ir tai akivaizdu yra, kuris sako, kad reikia gerbti vaiko teisę, išsaugoti savo identiškumą, įskaitant pilietybę, vardą ir šeimos ryšius. Lygiai taip pat pažeidžia teisę būti išklausytam vaikui. Faktiškai beveik vaikai neišklausomi. Vienas iš tokių atvejų, berniukas buvo 13 metų pagriebtas iš mokyklos, neleidus atsisveikinti su tėvais, nei su draugais, nei su šeima. Jį išvežė labai toli, jis patyrė tikrai stresą didelį ir pats susirado teisininkus. Pats reiškia taip, pats susirado, kas jam galėtų pagelbėti ir ta byla buvo iš tiesų laimėta berods po metų ir tokių bylų labai daug yra. Ir teisininkų ne vienas, advokatai, dabar jau ir politikais tapę, jie nežino, ką daryti ir negali niekaip įtakoti šitos institucijos laikytis vaiko teisų. Tai ko gero, kaip ir minėjo Loreta, tai tam tikras patapo verslas ir ko gero savivalė kažkokia. Tai lauksim turbūt tos Hagos konvencijos minėtos, jeigu jinai padės, nes iš tikrųjų, jeigu Jungtinių tautų vaikų teisų konvencija yra lyg ir priimta, tačiau jos, sakykime, nesilaiko, tai klausimas, kaip bus su Hagos konvencija. Ar galim tikėtis? Norvegai tikrai reaguoja į būtent tą tarptautinį, sakyčiau, tarptautinį skandalą, todėl kad ne vieną Lietuvą paveikia. Kaip minėjau, ir Latvija praktiškai, ir Čekija, ir Slovakija, ir Lenkija. Lenkija taipogi yra paliesta šitų problemų. Aš buvau pakviesta į Norvegijos misiją Strasbūre. Ten, aišku, buvo kitas klausimas, Ukrainos klausimas, bet man teko kalbėti su Europos tarybos parlamentinės asamblėjos generalinio sekretoriaus žmona, kuri ilgą laiką buvo žurnalistė ir kaip tik rašė apie vaiko teisų apsaugą. Tai jinai pati pripažino, taip, yra problemų šitoj srity, be abejo, jinai sakė, kad reikia modernizuotis pačiai vaiko teisų apsaugos tarnybai ir aš manau, kad Norvegija jau didesnį dėmesį teiks būtent tiem tarptautiniai aikštei išeinantiems atvejams. Norite papildyti? Gal šiek tiek. Mus taip pat irgi stebina, kad, sakykime, profesionalūs globėjai paruošiami per porą mėnesių. Sakykime, išdėsčius tas valandas, ar ne, tai 30 valandų. Tai galbūt daugiau galima būtų orientuotis ir padarti Norvegijai į tai, kad daugiau rūpintųsi tėvais, tėvystės įgūdžiais, tuos pačius tėvus pastoviai išviesti, ar ne, negu geriau atimti ir tą globėją per 30 valandų paruošti. Tai yra, neįtikėtina iš tikrųjų. Mums ta kultūra galbūt nesuprantame, mes jos tikrai negalime pakeisti, tačiau galbūt galime įtakoti. Ir vienas toks galbūt jums klausimas būtų dėl ambasados, Lietuvos ambasados Norvegijoje. Girdim tokių atsiliepimų dėl, sakykime, šiokios tokios nekompetencijos darbuotojų. Tai galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti, kaip padėti tiems tėvams, kaip pati ambasada galėtų padėti, kokią informaciją teikti. Nes sakyti, sakykime,
pastoviai, kad viskas čia tvarko, jūs bendradarbiaukite, o matome, kad bendradarbiauti pačios institucijos nelabai linkusios. Galbūt galima kažkaip, nes ambasada tas yra ryšys tarp Lietuvos ar ne ir Norvegijos, kad jis tokį kaip ir advokatų vaidmenį atliktų ar ne, ir patiems norvegams kažkiek įtaką darytų ir pagelbėtų toms šeimoms. Kol kas mes girdim tokių nekokių atsiliepimų iš šios ambasados. Tai kaip minėjau, teko lankytis rugsėjo mėnesį ir dar naujoji Norvegijos ambasadorė tik buvo bepradedanti darbą. Tai būtent akcentavom šitus klausimus, kad kuo glaudesnis ryšys būtų su lietuviais, kad kuo daugiau pagalbos. Jie minėjo, kad jie padeda ir su vertėjais, kad padeda su teisininkais, konsultuoja, bet taip mes irgi akcentavom, kad vis tik tas ryšys turėtų būti tampresnis, tik tai tiek, kad ambasadorė tuo metu turėjo tokią kaip ir pasiteisinimą, kad jinai tik bepradedanti darbą. Tai galbūt per tą pusmetį kažkiek yra pažengtas šioje srityje. Bet mes galėsime papildomai užklausti dar. Ar jinai jau pradės dirbti yra? Kada jinai pradės? Kada? Rudenį. Tai jau praėjo pusę metų. Gal dar žurnalistai kokį klausimą? Pabaigai. Tai ačiū visiems uždėmesi, dėkui pranešėjams. Visiems gražios dienos.